Tai čia neseniai prasidėjo tavo turinio kūrybos veikla. Kaip tu popinai? Kaip neseniai, tai iš pradžių tai sveiki žiūrovai, tas neseniai, tai sakyčiau, gal sausio mėnesį, bet nešėjau praeitą, tai beveik artėjau link 2 metų, bet kad popinau taip stipriau, tai jau, manau, 24 metais, o prasidėjo taip, kad, aš visą gyvenimą norėjau kurti, visada norėjau daryti turinį, aš jau mokyklos laikais žinau, kad aš norėsiu išbandyti streamą, bet aš neturėjau niekada aplinkos, kur galėčiau tai daryti. Įsikraušiau viens gyventi, tada viską po biškį susipirkau, pradžia buvo sunkesnė, nes į save suleidai, po to, kai streamint pradėjau, po biškį ir žmonės kažkiek, žinai, paremė dar kažką ir tada pradėjau, galima sakyti, pasitobulinau savo visą įrangą, po biškį, aš ne tik streaminu, aš ir vaizdo įrašus darau, turiu virtuvėlę savo, kur gaminu, tai savo tipo įgūdžius gerinu, nes šiaip hujovai gaminu, žiauriai hujovai gaminu. Kojom plaut bliūdas, bet kad nieks nekrenta. Krent. Kas čia vyksta? Nahui. Tai negalėjo, tu pažiūrėk, kaip man tokį sviestą sutarkuot. Man ir nežinau, nesočiai atrodo. Kada tas kvapas? Kas? Davai, minkai. Bet po biškį ir ten su humoro prieskoniu, tai visai zaibys pasižiūrėti tokį kontentą, nes aš tai ir pasikeikiu, aš ten būnu savim visiškai, kas nesiseka, pykstu dėl to, svogūnus pjaustant verkiu, aš rodau viską kaip yra. Žodžiu, jo, po biškį savo kažkokį turinį darau ir turiu antrą kanalą gamingo būtent, kur tik gaminu, atskiriau šitas veiklas, nes vienoje aš žiūriu laidas, gaminu kažką, vlogus darau, o kitoje tik gaminu, tai mane labai visi žino kaip kažkokį gal apžvalgų žiūrėję dabar šiai dienai, bet pakvietė ir į Gameoną pagamint. Nenoriu girtis, bet buvo labai silpni varžovai dabar ir kažkaip pirmą vietą nusinešiau. Lengvai taip, nesunkiai. Net nesiruošęs iš tikrųjų. Buvo per paprasta, tegul pasitreniruoja ten visokius svarbės daryti. Mačiau, kad ne kažką. Omantas, Samoška. Bachūrai, pažaiskit daugiau. Kodėl pasirinkai tokio universalesnio, vis tiek ne konkretus čia turinys, o universalus toksai? Kaip čia buvo, kad šitą nišą nebuvo užpildyta, dar turėjau kolegą tuo momentu, su kuriuo brainstorminom abudu ir tuo pačiu užsiminėjom, tik tiek, kad jis žymiai populiaresnis ir jisai išpopinės dabar labai stipriai. Dariau tą patį, vis tiek komentarai skiriasi tas turinys, bet džiaugiuosi tuo, kad turiu dabar tokių universalių fanų, kur žiūri visus streamus, visus video, Discord'e aktyvus. Turiu tą savo auditoriją, kurie streamus tai šeima galima vadinti, nes be jų neapsieina. Aš tik pradėjau, jau pasisveikinę, vis dar yra, tai tas labai patinka man, o dėl šito turinio pasirinkimo pačio, tai tiesiog kažkas buvo, kas Lietuvoje nelabai buvo daroma dar tuo momentu, o dabar tai jau daugiau atsiranda tų, kur žiūri tik laidas ir kalba. Čia labai šiaip lengvas šūdinas turinys, gal tai pasakyčiau, nes tu tiesiog, galima sakyti, vogi turinį ir iš to darai savo turinį, tai toks klampus reikalas, nes su autorių teisėm labai daug reikalų visokių būna dar, kad tai dar priklauso per pažintis, kaip sekasi, bet šiaip stengiuosi atsiriboti nuo to apžvalgų žiūrėjimo, bet jeigu streaminu, tai aš jau vis dar žiūrėsiu kažkokią laidą, su čiatu bendrausiu, lengvai kažką per humoro prizmę pajuokausime ir tiek, tai todėl gal ir pasirinkau. Tiesiog smagus labai turinys. O iš turinio kūrybos, tai tau gal ir tos apžvalgos yra smagiausias dalykas? Aš užkietėjęs gameris, aš labai daug vaikystės esu praleidęs prie kompiuterinių žaidimų, labai daug žaidimų esu istorijų perėjęs, platinų nerenku dėja kaip kažkas, bet noriu pradėti platinas po biškį ringą. Aš šiaip labai daug gamindavau, pradžioje pradėjau gamingą, bet su gamingu labai sunku išaugti. Labai auditorija nedidelė. Tu turi būti arba seniai pradėjęs, arba tave turi kažkas vis promint ir per pažintis su gali taip užaugti per gamingą. Jeigu galėčiau rinktis, rinkčiausi visada gamingą pirmoje vietoje, o kur tiesiog, aš labai daug kalbėti galiu, iš tuščio iki euro pilstyti, aš galiu neusičiaupdamas, ant vietos improvizuotai, man dėl to gal lengviausias tas turinys, kur reikia kalbėti, bet daugiausia darbo tai norisi kažkaip įdėti į gamingo tą turinį, vien dėl to, kad vis tiek Lietuvoje didėta į tą auditoriją, daugiau tų gamerių atsiranda, daugiau renginių, džiaurai didelis respektas LT Republikoje, nes jisai realiai vienintelis, kuris daro gamingo kažkokius renginius, į kuriuos prikviečia didelę dalį žmonių. Aš manau, kad rytoj bus žymiai daugiau žmonių, nors ir dabar čia apsidairius gerai, tai tūkstančiai čia žmonių, džiaurai daug. Čia tavo pirmas Gameonas? Ne. Aš esu dalyvavęs ir kaip Gameonas su Komikonu buvo susijungęs. Prieš tai dar Gameonė buvęs, tai gal trečias Gameonas ir Komikonai. Aš juos į bendrą dedu, nors čia atskiri dalykai. Tai kad toks viešas renginys, gal 5. Žiauriai daug esu prabuvęs. Kokį tavo įspūdį šitas dabar Gameonas paliko? Sunku iš ką pasakyti, nes čia dabar dar tik pietus, šeštadienis. Aš jau vakar buvau koncerte, koncertas visai patiko, o šiandien dar tokia kaip ir pradžia. Eisiu, sakiau, cosplay'ų pažiūrėti, man patinka, kaip tie freak show vyksta ten, žinai, emautina, kažkas šoka, kažkas kažką daro.
Smagu, kad čia realiai pirmas renginys, kuriam aš jau pats kaip kreatorius, kaip dalyvis esu. Tai gal tas va. Kol kas lūkesčiai nėra dideli ar maži kažkokie, bet renginiai šiai dienai, manau, kad nusisekęs. Kiek girdėjau, yra planų, kad žinau, kad ir Geimanas ir kitais metais bus. Šiaip dabar kalbant apie žaidimus, istorijos žaidimus, kokia tau žaidimo istorija labiausiai paliko įspūdį? Jeigu apie istorijų geimus, aš galiu top 3 geimus pasakyti, visi bus skirtingi. Red Dead Redemption 2 be konkurencijos pirmoje vietoje. Rockstaras sugeba padaryti įtraukiantį žaidimą. Istorija ten šiaip irgi išpildyta gerai, labai kokybiškas žaidimas, skaityk žaidimų 6 metai, bet vis dar grafikom nugalė kitus visus konkurentus. The Last of Us pirma dalis, manau. Antra galėjo būti tobulesnė, bet yra kaip yra. Ir dar God of War, pavyzdžiui, nes neseniai perėjo Ragnaroką antrą dalį. Man Ragnarokas labiau patiko, nežinau, gal dėl to, kad Atrėjus nebuvo tas užpisantis vaikas, kuris iš paskos bėgio ir tai jam viską turi daryti, o ten gyvai yra Atrėjų pavaldyti. Nėra labai smagus juo žaisti pačiu, nes Kratosas nustiek tokia jėga vyriška, kirvis, tie, nežinau, bleidai jo. Tai kažkaip įdomiau su Kratosu valdyti, bet bent jau iš tų dalyje, sakau, Atrėjus nebuvo tas niurzga. What have you done? Why did you do that? I saved you! You were trapped in there! I waited, but you wouldn't come out! So I pulled you out! Ir gavom gameplayus ir iš tos pusės, ir God of War labai patiko jau. Ir kažkokį laukiamiausią žaidimą? Čia jau banalu sakyti GTA 6. Čia beveik visų laukiamiausias, jau čia 10-mečio laukiamiausias žaidimas. Man atrodo 90% arba 80% laukia jo. Jo, čia turbūt toks vienas laukiamiausių, bet jeigu ne apie šitą, tai va, dabar Ghost of Yotei. Nes Ghost of Tsushima man labai patiko, tai Ghost of Yotei irgi laukiu samurajų tematikai, žiauriai zaibys ir tikiuosi, kad Ghost of Tsushima be konkurencijos geriausias samurajų žaidimas, tai Ghost of Yotei turbūt išneš iš vis smegenis, nes daug metų praėjo ir jie nieko ir taip buvom trailerį. Šito laukiu irgi. Gal net labiau nei GTA 6. Tu kiek esi žaidęs GTA dalių? Gal kad visas. Gal GTA 1 gal ne, bet GTA 2 tai iš viršaus 2D esu tikrai žaidęs. GTA 3 žaidęs, 4 šiuo momentu per streamų žaidžiu, prisimenu senus laikus. GTA 5 irgi žaidęs, San Andreasą daugiausiai turbūt kartu, Vice City žaidęs. Turbūt, kad visus. Aš nežaidęs tik tais ten tų išlygų ir Tokijo, kažkokių yra tokių debiliškų. Liberty City's kažkoks ten. Kažkokiu va tokiu. Liberty žaidęs, čia apie GTA 4, kur tu valdai bikerį ir valdai The Ballad of Gay Tony. Šitus irgi žaidęs. Jo, bet yra ir PSP versija ten. Ne, PSP versijų tokių nesusidūrė su tokiom versijom, bet šiaip iš esmės visas dalis įskyrus pirmos turbūt nežaidęs, arba neatsimenu, bet pradėjau nuo GTA 2. San Andreasą turbūt visi daugiausiai laiko yra praleidę. Mano amžiaus žmonės San Andrease. Visi jaučiu dar šiai dieną beveik laiko, kad San Andreasas geriausias. Nežinau kodėl, bet man asmeniškai gal nebūsiu populiarus šitoje vietoje. Ne 5, man 4 patinka dėl savo fizikų. Where are you going, cousin? Nico! Automobilio valdymas visai kitoks. Per langą gali iškrist. Tada ginklo mechanika, gali daiktus paimti, mėtyti į žmonės ar dar kažką. Tai gal man GTA 4 yra toks smagiausias, tik tais gal jam spalvų trūksis, labai niūrus, depresinis toks, pilkas labai. Būtų spalvų korekcija, tai būtų man geriausias. O dabar išvardink top 3 veikėjus GTA. CJ'us pirma vieta, čia be konkurencijos. Niko antra, už GTA 4, o 3 vietoje, tai tada reikia iš 5 dalys. Trevorą imam. Psichopatą, visi skirtingi jie. Trevoras yra visiškai psichopatas ir... Ir man kilo toksai klausimas, kadangi aš čia kažkada klausiau, Komikone klausiau apie šituos, kur darydavo 2021 metais apie pool streamerius. Dabar jau tai nėra populiaru, bet anksčiau populiaru ir leisdavo labai. Kaip tavo visa šita įžvalga? Aš nežinau net kas yra, aš nesusidūręs turbūt, kas yra pool streameriai, tu gali kažkaip man... Čia, kur būna merginos tenais apsinuogina iki bikinio ir tuose... Ai, čia su baseinais susiję. Ai, kokia mano reakcija, blėt, aš tai nežiūriu, nes realiai pornucha. Ten per kūną ima šaibas visas, tai ten turinio nėra jokio, tos panos dažniausiai visos be charizmos yra. Nu, čia jų niša, čia jos pasirinkę šitą turinį daryti, jos gal daro, išnaudoja tą, ką gali. OnlyFansų gal nesikuria, bet gali va ten išnaudoti, nereikia apsinuogyti pilnai. Taigi jos gal va taip daro. Aš nei už, nei prieš, kas ką. Tegul visi daro, kas ką nori ir kaip jiem patogu, žinai, aš neheitinu ir... Ačiū tau, geros dienos, sėkmės. Ačiū tau. Ačiū.